Šį šeštadienį įvyko Fiderio varžybos naktinės Fišeris Kauno Marių skuterių įlankoje, kuriuose savo jėgas panoro išbandyti Karšių banditų klubo narys Richardas, kuriam teko susigrupti su tokiais grandais kaip Povilas Motiejūnas, Evaldas Tarasevičius, Tomas Lydžius ir kitais stipriais dalyviais. Pakalbinome ir patį varžybų organizatorių Audrių Morkūną. Audriu, pirmas tavo klausimas. Kaip kilo mintis surengti šias varžybas? Pirma mintis kilo tokia, kad atsirado toksai žmogus, draugas, bičiulis, sportininkas kaip Povilas Motiejūnas. Ir jisai mane paprašė, sako, davai Audriu, surenk varžybas, va čia va Kauno Mariuose, nes sako, praeitą kartą buvo ir labai patiko. Tai žodžiu, aš kaip ir padvėjojau šiek tiek, pagalvojau, bet paskui galvoju, o kodėl ne? Ir sakau, davai ir padarom tas varžybas. O kokia šitokių varžybų ateitis, gal jos taps kasmetinėmis? Čia vėlgi sunku pasakyti, nes kaip aš praeitais metais dariau čia būtent pavasarį šitoj krantiniai varžybas, tai čia nebuvo mums biškį tokių kliuvinių, dėl kurių galėjau aš padaryti tas varžybas. Dabar ten yra sugrįžti poliai, daro prieplauką, visą kitą, tai teko nukelti, jeigu matai kitą pusę, dar šiek tiek, kad sudėlioti visus žmonės norintis, kurie galėtų dalyvauti, ir tai dar reikėjo skaičiuoti skaičių žmonių, kad nebūtų perteklius ir kad visiems būtų, kokybiškas varžybas, ne kad kiekybė būtų, o kad kokybė būtų, tiesiog ir viskas. Kiek ir kokių dalyvių šiuo metu varžybose dalyvauja, ar gausų sportininkų, ar mišri grupė, mėgėjai su sportininkais? Dabar tai galiu tau pasakyti taip, kad net realiai 90% sportininkų ir yra šiek tiek, ir šiandien, kaip matėme, prie starto yra keletas žmonių, kurie pirmą kartą dalyvauja varžybose, bet yra labai mažuma. Pagrindas tai tokie arba sportininkai, arba jau yra dalyvavę varžybose tiesiog ir... Kokios tendencijos iškėjo po pirmų varžybų valandų? Kaip su laimikiais? Po pirmų valandų tai dabar kol kas, čia kadangi ruduo jau, taip sakant, lapkričio mėnesį, tai nereikia tikėtis kažkokių labai didelių laimikių ar kažko tai baisaus, bet, kaip sakoma, vienas kitas pagauna, trečias ir labiau, kad dar tik tai varžybų pradžia, tai aš manau, iki 12 valandos, kadangi pas mus varžybos, tai aš įsivaizduoju, vis tiek žmonės pagaus ir aš tikiu ir tikiuosi, kad nebus žmonių, kurie pagavo nulį. Visi, kaip sakoma, yra lygiaverčiai, visi žvejoja, bando kažką pagauti ir manau, kad viskas bus gerai. Ar zonos smarkiai skiriasi viena nuo kitos, ar daugmaž ištaikyta vienodos sąlygos visiems? Čia tiek šita zona, tiek šita zona yra, kadangi padalinta per 2 zonas varžybos, tai tikrai nėra labai didelių skirtumų. Ten, kaip sakoma, visi batimetrijas dabar turi, visi turi, kaip sakoma, tą internetinės programėlės, visi žino, kaip pasižiūrėti ir visi prieš atvažiuodami varžybas įsianalizavo ir pagavo ir sako, ir jokio skirtumo ar ant tos betoninės krantinės gaudyti, ar ant šitos betoninės krantinės gaudyti yra tikrai jokio skirtumo. Kaip galvoji, kokių svorių tikėtis? Čia labai sunku pasakyti iš tikrųjų, kokių svorių tikėtis. Gal kažkur tai 3-4 kg būtų kažkas zona, galbūt... 3-4 kg jau būtų zona, ne? Aš galvoju, bet dabar čia kol kas dar aišku, iki varžybų pabaigos yra labai daug laiko, tai dabar labai sunku pasakyti. Kaip galvoji, ar išpopuliarės tokios būtent naktinės varžybos, būtent pas mus Lietuvoje, nes realiai naktinės varžybos turbūt esi antras, kuris daro. Vasarą buvo padarytos Pikerio klubo varžybos
parą laiko berods, ne? 12 valandų jo vyko. jo. Tu dabar jau antras darai kažką panašaus. Kaip galvoji ateityje populiarės šitas dalykas ir aplamai ar užsienyje kažkas panašaus yra organizuojama, gal žinai? Matai, aš apie užsienį nelabai kažką turiu tau papasakoti, bet aš galvoju, kad tokios varžybos, kaip galbūt sakyčiau, aš kitaip pasakysiu iš tikrųjų. Pas mane susirinko žmonės dėl to, kad nebuvo organizuojamas varžybos būtent 12 valandų. Nuo 6 valandų gaudai iki 12 valandos. Ne? Nu tai tu atgaudai 6 valandas, po tų 6 valandų grįžti namo, tu ta prasme įsimėgi ir tu turi dar laisvą savaitgalį. Tai vat dauguma žmonių vat būtent ir rašėsi vien dėl to į šitas mano varžybas, kad buvo tokių formatų jos organizuojamas. Tai aš manau, kad galbūt taps ir reguliarių dalykų, kurį mes tikrai organizuosime. Supratau, kaip su teisėjavimu, taisyklių laikymosi, sunkumais tokiuose varžybose? Oi, tikrai nusižengimų daug, ar visi supratingi ir laikosi daug maž tų taisyklių? Nėra bėdų, nes žmonės vis tiek dauguma suvažiuoja. Grubiai kalbam, 80% sportininkai, ne? Kurie jau pripratę prie tų kur taisyklių. Tu dabar pats ir matai, žinai, ir matai sąrašus, ir matai, kas tokie suvažiuoja. Jie tikrai laikosi to ir jam ten netgi ir, kaip aš sakau, tų ir masalų jokių patikrinimų net nereikia. Supratau. Dėkui už komentarus, atsakymus. Gerą dieną, Richardai. Kaip jums sekasi šiandien? Prastai. Ką gero turit šitam kiete? 2 nedidelius karšiukus. 2 nedidelius karšiukus. Tai jau šis tas. Nenulis. Jau šis tas. Priėjom pakalbinti Tomo Lydžiaus, žymaus visų žinomo sportininko. Tomukai dar kartą papasakoj, kaip jums sekasi, ką gero turi. Sunkiai sekasi, bet ką matau aplinkui, tai dar pakenčiamai. Turiu vieną koją ir vieną karčiuką mažą. Kiek praėjau pakalbinau, tai žinok, pas tave rezultatas labai gan geras šitoj krantiniai. Bet kaimynas turi karčiuką didesnę. O. 500 gramų, 400. Porą žodžių, kaip sekasi, kokios tendencijos ir kokio laimikio tikitės. Tikiuosi karšio. Visi tikisi karšio. Vieną pagavau. Žvejyba sunkiai, vangi, mažai kibimų. Nors sėdim laukiam.
Nu, šnekinam Richardą. Pabaigus varžybas. Finišavus, paskutinę minutę ištraukus karšiuką. Nu, viskas gerai. Sunkios varžybos. Bet. Kiek čia turi? 4? Nu, tai du karšiukai ir 2 karšio vaikai. Tai žiūrėsim. Nu ką, Nu. lauksim svėrimo. Nu. O beveik tas. Pala. Kiek mano? 1-1-2-7. O dabar į mūsų trasą ateina Nemunas, nepakartojamas tas vyrų vyras Evaldas Tarasevičius, kuris visus padarė. Ir jo svoris buvo 3 kg 18 gramų.